Tai laba diena, nuoširdžiai sveikinu visus prisijungusius. Mano vardas Vytautas Juzėnas ir šiandien jūs lydėsiu visų webinaro metu. Dabar pakvieskime mūsų svečius pasidalinti savo įžvalgomis. Noriu pristatyti pirmąjį kalbėtoją ir paskatinti užduoti jam klausimus pokalbių langai, kuriuos atsakys seminaro pabaigoje. Sveiki dar kartą. Tai mano tema šiandien dieną yra apie techninės priežiūros ataskaitą, kaip jinai ruošiama. Tai žinoma, ne bendrijų pirmininkai ruošia šią ataskaitą, o šią paslaugą užsako iš kvalifikuotų specialistų, bet mintis yra, kad turėti supratimą, kaip jin turi atrodyti, į ką atkreipti dėmesį. Tai yra tikrai svarbus dokumentas, įstatymiškai pareigoti esam turėti, kad bent jau kartą metuose atlikti tokią apžiūrą, kad įvertinti pastato būklę, toks kaip sveikatą, kas kažkiek laiko turim pasitikrinti, taip ir pastato tokias būklės apžiūra kartą metuose yra privalomas dokumentas. Kaip esu anksčiau minėjęs webinaruose, kas buvo, kad nuo lapkričio mėnesio jisai bus talpinamas pastatų duomenų banke. Ir dar prieš webinarą bandžiau susisiekti su SSVA, pasiklausti, ar gal kažkokių yra naujienų, tikslesnės datos, kada tai taps privaloma ir kaip tai viskas veiks praktikoje, kur kelsime šitos dokumentus. Tačiau dar jie nėra galtinai užsibaigę šito proceso, tai terminas yra lapkritis, tai čia nebedaug ir beliko vienas mėnuo. Kaip žinome, tai yra reglamentuojama pastatų priežiūros įstatymu, šiuo metu tikrina savivaldybė, ateityje tai bus ministerijos tikriausiai jurisdikcijoje ir čia yra nuorodos į dokumentus teisinius, kurie apibrėžia namo techninės priežiūros ataskaitos, sakykime, sudarimo tvarką. Tai pradėkime, kaip ją parengti. Tai labai svarbus, manau, dalykai yra labai aiškios nuotraukos, defekto nuotrauka iš arti, iš toliau, iš dar toliau, kad eitų suprasti, kurioje vietoje esame, sakykime, pastebėję kažkokį tai defektą. Nes dažnai, ką tenka matyti, kokias klaidas ataskaitose, kad nufotkintas kažkokia tai, sakykime, įdauža ar panašiai, tačiau labai sunku suprasti, kuriam pastato gale tas įvykis yra įvykęs, tai sakyčiau, rekomenduojama yra daryti keletą nuotraukų iš kelių atstumų, kad būtų aišku, apie kurią mes vietą kalbam, tiksliai aprašyti, kokie plotai, kokie tvarkymo būdai reikalingi šitą defektą sutvarkyti, nes ta tokia tiksli informacija praverčia po to, ieškant rangovų atlikti šitos darbus, konkursuojantis, kas juos atliks, nes kai nėra aiškaus aprašymo, arba dažniausiai prašymas atvažiuoti į vietą, patikrinti, tai tada iš specialisto, tai tada būna daug meistrų važiuoja, žiūri, gaištamas laikas, ką galima būtų vienu metu pasidaryti, iš karto aiškiai susiforminti defektus, dokumentų ir išsiuntinėti ir niekam nekyla klausimų, arba galima į to sunkesnių kelių, kur priiminėti meistrus, jiems rodyti, aiškinti iš naujo tą patį per tą patį, kol gaunamas tinkamas pasiūlymas. Tai pradėkime visas, sakykime, ataskaitos parengimą, tokį padarysim kaip ekskursiją, kaip jisai vyksta, nuo ko prasideda. Yra tokios, sakykime, penkios grupės. Jau pradedam nuo pastato išorės, tada apžiūrim aplinką, trečias rūsys, laiptinė ir stogas. Dabar keliausim po vieną iš eilės. Pirmiausiai turi būti apžiūrima pastato išorė, įlinkiai, visokie poslinkiai, kas konstrukciškai matosi, jog net turi būti, tarkim, įlinkęs stogas,
linkusi kažkokia tai sija, tai visa ataskaita rengiama vizualiai, dažniausiai be pildomų prietaisų, bet tą galima visą laiką pastebėti kažkokius įtraukimus ar įlinkimus. Atskirų etapų jau galima vertinti, kiek jie yra pavojingi, nes ne visi iš tikrųjų, kas atrodo baisiai, nebūtinai yra iš tikrųjų baisu, kartais reikalingi skaičiavimai ir parodo, kad kažkurie ten nutrupėjimai ir įlinkiai dar yra normos ribos ir viskas yra gerai, bet užfiksuoti reikia pradžiai, tuomet galima gilintis ir vertinti, ant kiek tai yra pavojinga. Tai konstrukcijos, įlinkiai, fasadai, įdaužos fasadų, apgadinimai, grafičiai labai didelė dažna problema, sakyčiau, ką sutinkam. Langai, angokraščiai, balkonai, lauko durys, nuogrinda aplink pastatą, įėjimo stogelis ir laiptai prie įėjimo. Tiek įdėjau keletą pavyzdžių, kai jų dažniausiai pasitaikančių. Visose blokiniuose namuose problema numeris 1 yra tarpblokinės siūlės, dažnai pasikartojant ir brangi palyginus problema visam namui, tai gan ženklus, bet tą būtina tvarkyti, nes ir drėgmė per siūlės eina į pastato vidų ir jos turi savybę plėstis, kuo ilgiau užleidžiama šita problema, tuo tie tarpai tampa didesni ir tuo brangiau jos tampa tvarkyti. Fasado nekokybiškas tinkas ar pažeidimai atsiradę kažkokių trečių asmenų, irgi tokia gana dažna problema, būna ir paprastai tvarkomų, jeigu dideli plotai, būna ir labai sudėtingų, kur dideli plotai, dideli aukščiai, gali būti pakankamai brangus remontas irgi, jeigu užleistas. Labai dažnos problemos yra su įėjimo laiptais, tai yra toks, sakykime, labai svarbus ir prioritetinis darbas, nes tai kelia grėsmę saugumui, tarkim, gyventojai ėjus ir paslydus ant nulūžusių laiptų, jisai pretenziją gali pareikšti ir bendrijai. Porankis irgi gan svarbus dalykas, kur daug kur trūksta, bet irgi labai svarbus saugos elementas. Tikrai rekomenduočiau, nes tai yra saugumas gyventojų. Labai dažna problema yra visa įėjimo aikštelė ir stogelis. Kuo daugiau yra užleistas, tuo remontas tampa brangesnis. Įėjimo stogelis ir netgi tokia paprasta profilaktika kaip šiukšlių nurinkimas, augmenijos išvalymas, kas užkemša nubėgimo takus ir greitina visą stogelio įėjimo eroziją. Tai, sakykime, irgi toks gali būti labai pigus darbas, tiesiog nuvalyti stogelį, nurinkti šiukšlės ir žemes, kainuoja kelis tik eurus, jeigu užleidus, sugadinama stogo danga ir remontas tampa jau nebe toks pigus. Durys irgi dažnas numeris 1, sakyčiau, netgi durų pritraukėjai, kojelės, vyriai išlūžę, nesivarsto, sunkiai varstosi, neužsirakina. Numeris 1 problema, sakyčiau, daugiabučiuose namuose. Aišku, kas nepasikeitę durų, tai ten važiuojam kas pusmetį reguliariai, kas turi naujas duris, vis tiek atsiranda tų problemų su plastikiniam arba aliumininiu, kad išsivaikšto ir reikia sureguliuoti. Tai sakyčiau, numeris 1 užsakymas, ką gaunam, tai būtent durų tvarkymo darbai. Apžiūrėję fasadą, apžiūrim aplinką, kiemo statinius kaip suoliukai, pėsčiųjų takai, apšvietimas, lauko želdynai, atliekų rūšiavimas, tai konteinerių, sakykime, saugojimo patalpos, automobilių parkavimo vietos, aikštelės. Čia gal šiek tiek nukrypsiu, bet labai dažnai daugelis pirmininkų sako, kad pas mumis name žmonės nieko nenori, kiek kažką pasiūlau, o pas mumis namas toks, kad jiems nieko nereikia, neturi pas mumis žmonės pinigų ir prašo nieko nedaryti, nieko netvarkyti. Ir mes atliekam tokius kitus tyrimus iš gyventojų pusės, kaip jie vertina, nes yra tokių, kur atsiliepia, kad labai gerą pirmininką turi. Tai kas padaro gerą pirmininką, tai dažniausiai tokios smulkmenos, tiesiog, kad aktyviai pasiūlo kažkokį tai soliuką padaro, kas paperka, sakykime, vyresnio amžiaus žmonės, tie patys porankiai ant prieėjimo laiptų,
tokios smulkmenos, kurios gal nebrangiai kainuoja, bet labai pakelia gyventojų vertinimų pirmininko, sakykime, geriau pradeda vertinti pirmininką už tai, kad jis kažką tai padarė, nes, sakykime, prastų pirmininkų laiko tą, kuris nieko nedarė, o pirmininkas sako, kad tiesiog pas mumis toks namas ir taip 90%, sakykime, pirmininkų sako, kad pas mumis toks namas, kur nieko nenori, tačiau gyventojus tai nors ir kaip ir nenori, kaip paklausai, bet jeigu padarai kažką va tokio, kad ir smulkių darbų, tai labai po to gerai atsiliepia. Ir sakau, kiek teko kalbėti su tais gyventojais, kur sako, pas mumis pirmininkas yra super, tai dažniausiai jis super tampa tik dėl to, kad tokių visokių smulkmenų padaro, tai pašto dėžutę pakeisti, soliuką, taip, kad laiks nuo laiko vis kažką tai atnaujina, tada atsiranda kur kas palankesnis vertinimas, tai norėčiau pasiūlyti, patarti visiems nebijoti ir kartais vis tiek yra kažkiek biudžete pinigų numatyta einamosioms išlaidoms, tai smulkiom iniciatyvom tikrai galite užsigarantuoti geresnius atsiliepimus apie save tokiais smulkiais darbais. Čia įdėjau vieną pavyzdį kaip pėsčiųjų takai, nes irgi tokia dažna problema trinkelės, jos būna pasmigusios, trūksta trinkelių, ypač ties, kur būna laiptai iš trinkelių, tai dažnai tenka važiuoti, nes trūksta kelių, kažkas nuspyrė kelias, tarkim, trinkelės. Ir tai yra, kaip ir minėjau prieš tai, labai svarbus dalykai, nes kad žmogus turi eiti tiesiu paviršium ir jeigu visokios tokios duobės, labai greitai gali kažkam nutikti nelaimę tiesiog. Tad jie apžiūrėjom pastato išorę, apžiūrėjom aplink pastatą, sekantis etapas būtų rūsys. Tai Rūsyje, ką mes apžiūrim, patekimą į Rūsį, tai Rūsio duris, elektros instaliacija, numeris 1 irgi darbas, kuriuos atlikinėjom, nes dažniausiai visose Rūsiuose tiesiog kabo laidai, pliki laidai, jungtukai seni nulūžinėja, šviestuvų trūksta, tokia labai numeris 1 problema Rūsiuose. Priešgaisriniai evakuacijos takai, tai čia dažniausiai susijęs su šiukšlėm, kas irgi yra populiaru Rūsiuose, kas yra bendro naudojimo patalpos ir jos privalo būti švarios, tačiau dažnai gyventojai susikrauna kažkokius tai nereikalingus daiktus, nei išmesti nenori, bet bendrose patalpose nori palikti ir tikis, kad gal kažkada panaudos. Netgi būna tokių konfliktinių situacijų, kai atvažiuojam su prašymu išvalyti Rūsį ir kažkoks gyventojas pareiškia pretenzijas, kad čia jam reikalingi daiktai, nors sudėti bendrose patalpose. Ir ten kokios tikrai akivaizdžiai šiukšlės, bet išmesti neleidžia, tai būna tokių nemalonių situacijų, nemalonių pykčių, bet tą daryti reikia, nes tai taip pat yra gaisro pavojus, didžiausia galima rizika. Toliau vamzdynai, Rūsiuose praeina praktiškai visi inžineriniai tinklai, tiek vandentiekio, tiek šildymo, po to vandens apskaitos mazgas, kur būna atskiras punktas, irgi labai dažnas problemos tenais, tai būna su durim, jos arba neužrakintos, arba išlūžusios, reikia spinas keisti. Tokios populiariausios problemos ženklinimas, taip pat turi būti vandens apskaitos mazgas ženklintas su ženklais. Nuotekos sistema, šilumos punktas, taip pat su tom pačiom dažniausiai problemom, duris nerakinama, ir aišku, ir pačiam punkte, tarp to pakalbėsim, kokios būna problemos, ir dujos. Tai Rūsyje, keletą pavyzdžių, ką įdėjau, tai langai dažniausiai būna arba išdaužti, arba jų tiesiog nėra, nebūtinai langai būna ir šiaip skylių, dažnai randam sienose,
kažkas išmušė iš anksčiau kaip papildomas ventiliacijas, nors pastatas turi būti sandarus, nes rūsy eina visi šilumos tinklai, tai jeigu kiauri langai arba skylės sienose, tai šiluma keliauja per tas skylės ir per tos langus ir gyventojai turi mokėti už lauko šildymą. Vamzdynai, dabar sakyčiau, jau Galvajus yra praėjęs didžiausias keitimo šitų senų špeižinių vamzdynų, bet vis tiek dar pakankamai nemažai tenka jų keisti. Tai tikrai dar yra ir sakyčiau, čia būtinas dalykas, nes su senais vamzdynais yra nesibaigiantis pratekėjimai. Praškai neteko matyti, kad dažniausiai gyvena žmonės, jiems tinka, bet ten rūsy ir bėga, ir kvapai, ir kad iki šių dienų išlikęs būtų tvarkingas šitas vamzdynas, praktiškai neįmanoma. Visur jie jau yra su problemom, užsikimšimai dažni, kas gyventojus irgi erzina, turi senus vamzdynus, tarkim, nuotekų, jie tikrai dažniau kemšasi negu nauji, tada vėl avarinės tarnybos reikia kviesti, vėl išlaidos už avarinės tarnybos iškvietimą, porą šimtų eurų už vieną skambutį ir pusės valandos darbą, tai pas ką nėra dar pakeisti, tai tikrai turėtų sureaguoti ir kuo greičiau susitvarkyti. Šilumos punkte ir vandens apskaitos mazge, sakyčiau, jeigu nerenovuotas, tai be abejo, tenais tų problemų galima dešimtimis vienam punktą surinkti, kai, nesakau, dažniausiai laša, sklendės nulūžusios, supūvusios, rankenėlių nebėra, monometrai irgi būna dažniausiai išdaužyti, nieko nerodo, bet netgi renovuotos šilumos punktuose, sakyčiau, visą laiką, ne visą laiką, bet dažniausiai, kad renovuotas, vis tiek randam vieną kitą problemą, tai tie patys monometrai jau arba nebeveikia, arba kažkas už jų užkliuvo, rankenėlės irgi, kad ir naujos kartais būna nulaužytos, siurbliukai, tokios, sakykime, yra ten ką rasti šilumos punktai dažniausiai visada. Ir taip pat numeris 1 problema, tai vamzdynų izoliacija. Praktiškai kiekvienam, sakyčiau, galima rasti, bent jau po kokį metrą, kur trūksta izoliacijos. Nežinau, kodėl taip tokia tai kaip taisyklė yra, bet vis tiek bent po metrą, po kažkiek arba daugiau, tai dažniausiai būna neizoliuotų vamzdynų. Tai yra svarbu, nes tai vėl ta pati šiluma, kuri keliauja ne ten, kur nei būta, kuris moka už tą šildymą, o šiluma keliauja į lauką ir gyventojas turi mokėti už tai, ko jam tikriausiai nereikėtų. Tai tokie, sakykime, tikrai nebrangus darbai, kaip šildymas tais kevalais, bet tikrai labai labai dažnai jie yra praignoruojami. Ir kaip minėjau, elektra rūsiuose, aišku, tai ne reprezentacinė vieta rūsys, to grožio gal daug ir nereikia, bet iš saugumo pusės, kai būna tikrai dažnai matome plikų laidų arba tie jungtukai nesaugus, pusiau nulūžę, kur kažkas apgraibom vakare gali ir gauti elektros krūvį. Ir pakankamai palyginus kitų tikrai nėra brangus viso rūsio elektros pakeitimas. Kai keičiama tokiais gabaliukais, čia po metrą, po 2, po 3, man vieną jungtuką, ten vieną lempą, gan suma, sakykime, susidaro taip gabaliukais tvarkant. Bet tvarkant visą rūsį, tai palyginus tikrai nėra didelė investicija namui turėti tvarkingą instaliaciją. Sekantis, 4. etapas, laiptinė. Einam į vidų ir čia ką apžiūrime. Tai domofonas, ta pati elektros instaliacija,
Sakyčiau, jau laiptinėse palyginus situacija taip vidutiniškai plius minus normali. Jau rečiau tenka sutikti nesaugių ar tai jungtukų, ar nesaugių šviestuvų. Yra, bet jau palyginus mažai, ne taip kaip Rusiuose, kur daugumoji. Ir pakopos, čia vėl labai svarbu, kad jos nebūtų nudaužytos, kad jos būtų tiesios, saugios, aukštis teisingas, turėklai. Turėkluose, kas dažniau pasitaiko, tai išlaužyti strypai turėklų. Ir tas vėl kelia grėsmę kažkokiam vaikui ar nebūtinai vaikui, kad per juos iškris ar kažkas panašaus nutiks. Liftai apžiūrimi ir apdaila laiptinės. Tai čia vieną pavyzdį dėjau, būtent laiptinės apdailos. Tai sakyčiau labai toks, kas kelia ir buto vertę, tai visi gyventojai labai džiaugiasi, kai susitvarko laiptinę, nes tai vis tiek yra įėjimas, kiekvieną dieną vaikštom ir tos apleistos laiptinės, tai ir pačio nekilnojamo turto vertę, kaip ir sakau, mažina ir patiems nejauku ir nemalonu. Palyginus su to, kaip ta laiptinė rodo perdažyta ir sutvarkyta. Tai būna keli tipai laiptinių tvarkymo, kai tokie kosmetiniai, kur tiesiog perdažoma arba vos paglaistoma. Ir aišku, ir kitas variantas, kur iš pagrindų. Tai tas toks kosmetinis plius minus kainuoja taip apie 1000 eurų už aukštą standartiniam daugiabutyje. Tai kai standartiniam daugiabutyje panašiai 3 butai ant aukšto, tai reiškia kokie 300 eurų butui. Tai už 300 eurų turėti palyginus vaizdą kairieji ar dešinieji, manau visiems atrodo pakankamai nebrangu ir tikrai malonu. Tokios smulkmenos kaip pašto dėžutės, skelbimų lentos irgi brangiai nekainuojantis dalykas, bet keičia vaizdą radikaliai ir pamalonina gyventojus, kai susitvarko. Tai irgi gan dažnas šiuo metu užsakymai, gan dažnai užsakymai yra būtent pašto dėžutės, skelbimų lentos, tenka jų daug pakeisti. Ir skydinės, elektros skydinės, kur yra laiptinėse, tai visų pirma, jos turi būti užrakintos, tai tenka dažnai važiuoti daryti spynas, nes būna nerakinamos, yra iš senų laikų likę tik tais, kur užsisuka su tokiu pasukomu sklastam, kaip pavadinti. Bet pagal saugumo reikalavimus jos visos turi būti su užraktu, kad nepatektų, kam nereikia čia patekti. Visi kirtikliai, tie gnybtai jau irgi labai, sakyčiau, mažėja tokiu atveju, kur dar turi tokius senovinius saugiklius, senovinius gnybtus, bet vis dar yra tokių laiptinių. Tai čia kaip ir su namo su vandentiekio kanalizacijos stovais, tokia higiena, kurias reiktų pasidaryti nedelsiant, taip ir su skydiniam. Jų tikrai dauguma pasidarė, bet vieni kiti dar naudojas tais senais prietaisais ir čia tikrai tokios elektros skydinė, tai čia grėsmė gaisrui atsirasti ar nusitrenkti yra didelė. Tai būtina jas susitvarkyti. Ir 5. etapas, paskutinis, užlipam ant stogo. Stogas dažniausiai būna tik viršutinių aukštų gyventojų problema, nors stogas yra bendras. Tai čia apžiūrime, patekimas ant stogo. Dažniausiai būna daugiabučiuose kopėčios, liukas, kuriuos reikia prižiūrėti. Tai dažnai liukus tenka tvarkyti. Aišku, užlipam ant stogo, tai apžiūrim stogo dangą, lietaus surinkimo sistemą, tai irgi numeris 1 užsikimšimai ties latakais, pačios įlajos užsikimšusios, arba nėra nuolydžių, laikosi vanduo ant stogo.
parapetai ir kraigai. Tai parapetai pas mumis, kas netgi pas kitus jau būna keisti ne vieną kartą, nes turi tokią savybę kaip surūdyti. Tai reiktų apsižiūrėti, kokia situacija. Kaminai, apsauginė tvorelė, kitos stogo konstrukcijos. Žiūrim, kokiu įdėjau pavyzdžius, tai kaip ir minėjau, liukai toks yra numeris 1 problema. Jie turėtų būti varstomi, nes pas daugelį yra tokie, kaip jie nuotraukai matot, nukeliami. Tai ir nepatogu, kai reikia užlipti ant stogo, ten tą svorį reikia nukelti su rankom, po to jį uždėti. Bet, sakykime, patogumas čia vienas dalykas, bet kitas dalykas yra saugumas. Tai tvarkingas liukas tai yra, kaip ir parodyta dešinėje, kur varstomas, ir plus jie turi būti rakinami pagal ir saugumo reikalavimus taip pat. Tai irgi dažnai tenka važiuoti daryti spynas ir užraktus, kurių nėra. Tai geriausia tai, aišku, daryti iš karto visą tvarkingą naują liuką, negu tą seną bandyti pritempti prie esamų reikalavimų. Bet, aišku, čia visi skaičiuoja ir matuoja pagal savo kišenį ir galimybės. Stogo danga, tai labai dažnai irgi tenka valyti stogus, nes būna prisikaupę žemių, šiukšlių, samanų priaugę, kas gadina ir pačią stogo dangą. Ir jeigu toliau užleidžiam, tai dažniausiai prasideda pratekėjimai ir jau tada reikia stogo dangą remontuoti. Daug problemų yra su senom antenom, jos dažniausiai nebenaudojamos, bet stovai taisyklė būna likę ir jie nuo vėjo siūbuoja ir apačioje apgadina stogo dangą ir prasideda pratekėjimai. Tai juos arba reikia naikinti, arba laiks nuo laiko vis reikia atvažiuoti ir tvarkyti būtent tos antenų stovus, kad per juos vanduo nebėgtų į apačią. Alsuokliai, nuolydžiai, kaip minėjau, kai laikosi vanduo turi nubėgti po lietaus, sakykime, pusę valandos ir stogas turi būti sausas. O jeigu vanduo laikosi kelias dienas, reiškia, nuolydžių nėra ir tas taip pat greitina stogo dangos eroziją ir taip pat didina tolimesnės išlaidas. Parapetai, čia kaip ir minėjau, čia matos, kad buvo keisti kažkada, bet vis tiek atgyveno savo, taip sakyčiau, gal 15 metų, tai gali būti tvarkingi, vėliau jau sunkiai. Aišku, yra brangesnių būdų, kaip naudoti storesnę skardą, brangesnę, tai tarnauja ilgiau. Tai kai konkursuojat arba parapetus užsakinėjat parapetų keitimą, labai atkreipkite dėmesį, kas yra pasiūlyme per pasiūlymas apie pačią medžiagą. Nes jeigu medžiaga gera, tai ir turi kainuoti brangiau, o pigiausias variantas gali būti gan trumpalaikis. Tikiuosi, idėją pavyko perteikti, kaip ta apžiūra atliekama, kas apžiūrima, kas dažniausiai turi problemų. Tai gal šiek tiek supratimas aiškesnis atsirado ir tam, kas atlieka jūsų daugiabučio namo apžiūrą, galėsit pabaksnuoti pirštais, kad gal to ar to nepažymėjo, kad būtinai pažymėtų ir įtrauktų, kad turėtumėt kokybišką gerą ataskaitą. Ir taip pat mes atliekam Portal Pro šitos ataskaitų ruošimus. Tai jeigu reikės, norėsite užsakyti pas mus, mielai lauksime jūsų užsakymų, kreipkitės ir padėsime šio klausimu. Dėkui Jums. Taip, tai dėkoju Mantui. Norėčiau pristatyti mūsų antrąjį kalbėtoją, remonto darbų paslaugų teikėją Andrių Lilionį, turintį virš 10 metų patirtį atliekant įvairius remonto darbus daugiabučiuose.
Čia tik noriu informuoti, kad turime techninių nesklandumų su Andriaus kamera, ji neįsijungia, tačiau pristatymas bus nemažiau įdomus ir naudingas, tad kviečiu klausytis. Sveiki, sveiki. Jau kaip minėjo, jau 10 metų dirbom su fasadais, su stogais, bėgimai visokie, kur kas krenta. Galim tada pasižiūrėti. Teorija, aišku, labai yra gerai, bet praktika dar geriau. Prieš tą praktiką prasidedant reikia defektinio akto, kuris dažniausiai, būna normaliai parašytas. Bet aišku, yra buvę tokių nelabai aiškiai nufotkintų. Tai buvo čia prieš kelias dienas irgi tiesiog aprašė, kad bėga stogas, nufotografavo fasadą. Kurioje vietoje, kas bėga, kaip ten tvarkyti, neaišku. Neaiškios, neryškios nuotraukos tai dažniausiai būna, kad iš drono nufotografuoja arba iš satelito, prisizūmina, prisitraukia vaizdą, kažką pažymi, kažkurioje vietoje irgi nelabai aišku, kas ten gaunasi. Ne aprašymai tai irgi būna tokie dažniausiai paprasti, priklausomai nuo kas rašo. Būna ir tuos duomenis surašo, kiek ko, ką daryti tiksliai, kiti gal neparašo, tiesiog, kad bendra kažką tais hermetizuot, bet dažniausiai, jeigu pažįsta tą žmogų, tiesiog pasiskambint, pasiklaus kažką tais galima. Bet tikriausiai įdomesnis dalykas yra, kaip yra netvarkoma viskas. Tai pradėkime nuo praktinių pavyzdžių. Stogas. Namas senovinis, medinis, čia tikriausiai tas stogas netvarkytas, nevalytas, nežiūrėtas kaip minimum 10 metų. Kaip jūs galite matyti, šiferis vinys iškrito, išslydo, žemė prisikaupė, žemės vandenį laiko, sena skarda, supuvo, surūdijo, kiaurai viskas bėga, žmonės bliūdus pasistatė, bėga per stogą. O takai tikriausiai irgi ten nevalyti niekad, bet nežinau, kodėl taip gaunasi, bet taip gaunasi pas juos. Kitas dalykas irgi, šitas namas, kažkur tais 20 metų senumo, jau turėjo kažkiek pastebėti. Aš čia tikrai ne per metus, ne per 2, ne per 3 bėgo, atsirasdavo matyti, stalaktitai, kažkas tai prabėgimai turėjo sureaguoti. Nesureagavo, dabar toks grožis gavosi. Čia gavosi kas per kojelės tiesiog. Statytojai tiesiog blogai padarė, nesujungė skardų normaliai, užsilikonavo, per tiek metų silikonas tiesiog nuo saulės sukietėjo ir tiesiog viskas pradėjo bėgti tiesiai į pastatų konstrukciją. Kitas dalykas būtų seni, labai seni stogai, čia dar tikriausiai sovietiniai, ar jau ant pabaigos ir tiesiog žmonėm, kol nebėga, kol ruberoidas laikė, tiesiog niekas nieko nesiskundė, niekas ir taip ir nepasižiūrėdavo, nes be drono tai čia nepasižiūrėsi labai iš niekur. Tai tiesiog irgi žmonės skundžiasi, pradėjo bėgti. Sakau, tikrai nepradėjo, tai čia nuo senų senovės, bet čia ir pataisyti nelabai yra kas. Čia reikia tiesiog, kaip pamatysit foto, tiesiog viską reikia iš naujo keisti. Dar pirmutiniai fotkiai anoj pusėje tas pats buvo, sena skarda kažkur tais. Jinai buvo, plytos tos tuščiavidurės raudonos nebetlaikė jau, kažkur skarda nuskrido. Pas ką į kiemą, pas kažką ant stogo, matyt, pasidarė. Bet galit kaip dar pamatyti, kiek metų čia apatiniai foto, kiek metų viskas bėgo ir tiesiog galbūt skundėsi, bet niekas nieko nereagavo. Tai tiesiog teko viską pertvarkyti per naują. Čia minimaliausiais kaštais, ką galima padaryti, tai sveikas šerpės į šoną ir tada jau naujas dėt. Čia, aišku, matosi naujos skardos sudėtos, nes renovacijai nesutinka, tai, laikys tai tikriausiai 20 metų kokią. Kitas variantas buvo, kad panaudotos netinkamos medžiagos. Bituminis stiklūnas, kaip jis ten vadinasi, labai plyšta, neturi smalos, neprilimpa, gal ir nepakaitino, plus, jeigu matot, nėra apskardinimų viršutinių, irgi atmosferos poveikis, saulė atkaitino, nukrito, tiesiog pradėjo bėgti. Bet čia irgi tikriausiai 5 metus gal nukritę, gal netgi dar daugiau. Tai teko normalią dangą užsilydyti, skardą susidėti. Kitas dalykas, čia šitam name tai pasikeitė pirmininkas, labai geras pirmininkas, nes šito stogo danga tai originali, tikriausiai plus 30 metų senumo. Popierių lengviau perpjauti, sunkiau popierių perpjauti buvo negu kad šitą dangą, tiesiog įsmeigė ir traukė.
Žmogui pradėjo tiesiai į tualetą viskas bėgti, kadangi ten žemiausia vieta, kažkur blokas matyt skilęs, ar taip susigaudė, ir tiesiog bėgdavo ir bėgdavo. Galit pamatyti kitoj foto. Teko per 2 kartus lydyt. Atrodo, plotą didelį paėmė, vis tiek tas vanduo stovi kažkur, tais nėra nuolydžių, kiaurė prabėga tą dangą, nes jau grinai popierius, tai teko per 2 kartus platint. Kitoj fotoj buvo stogeliai, tų stogelių labai kažkodėl dažnai jų nevalo. Vienoj foto, viršutinėse foto, tai galbūt nieks ir nematė, bet čia tikriausiai 10 metų, gal dar daugiau nieks nieko nevalė, prisikaupė samanų, kol kas nebėga, bet apatinėse foto, kaip matot, medžiai išaugo. Tas medis ne taip ant stogo, jisai po danga palindo ir viskas tiesiog per kiekvieną lietų tiesiai bėgo į laiptinę. Šlapia, žiemą galbūt ten ir slidu pasidaro, jeigu tenais prapučia kažkur tais, tai jau čia nenori teko tiesiog visą dangą nusivalyti tos stogelius, visą dangą užsilydyti, dar papačia buvo pirminė sulydyta, prieglaudas užhermetizuot, ir reiktų prasivalyti kartą, per 20 metų tikriausiai. Kitas dalykas, čia irgi, kaip minėjo Mantas, čia prabėgimas virš stogelio yra, tiesiog per tiek metų vanduo bėgdavo, sugadino betoninius laiptus, nes lygtais neterasiniai ten toj vietoj buvo, nelygų, eis kas nors, paslys, nukris, užklius, prasidės visokios bėdos. Plius, jeigu va matot apatiniai foto, įdėtas naujas, toliau nuvestas lietvamzdis, kadangi tiesiog vanduo, kaip būdavo seniau, bėga, taškosi, tai pasidarydavo žiemą tiesiog ledas aplinkui. Tai eina kas nors naktį, netyčia eis, paslys, nukris, traumos bus negerai. Kitas dalykas, stogeliai. Va čia tai jau pavojingesnis žymiai dalykas, čia gaunasi 11 kažkur aukštas ir tiesiog nuo pastatymo laikų buvo smala, palikta, ta smala sutrūkinėjo, tiesiog viskas į betoną gėrėsi ir kas, tie betonai vis tiek krenta kažkur žemyn, o čia kaip tik apačioj takelis yra, užkris kažkam ant galvos, jeigu te vėjas koks, tai apačioj automobiliai toliau stovi, pataikys į automobilius, sugadins kažką, teks susimokėti bendryjai tuos visus pinigus, kad kompensuot remontams. Čia užsibetonavo, užsilydė, gražu, viskas, užsidėjo iki renovacijos laikys, tik nežinau, kodėl taip ilgai laukia, čia dar medis augo, teko nusipjauti kaip prieš išlipant, tikrai užleido. Kitas dalykas, vėlgi, tas pats namas, kur matėt anksčiau, nuo senų laikų kažkas tai bėgo, kadangi čerpė buvo blogai įdėta, apskardinimo nuo pat pradžių nebuvo, apačiau automobiliai stovi, tas tinkas visas trupėjo, žiema vasara šaltis, karštis, išspaudė, iškrito kur, viskas žemyn, į latakus, užkimšo ir latakus, tiesiai nuo to stogo žmonėm ant automobilių, nes pasistatė grinai. Remontas paprastas, užsitinkavai armavimo tinklo, skarda sudėjai, viskas, nebekrenta. Kitas dalykas, čia irgi, neužlipo ant stogo, tiesiog ir nematė iš apačios, nuskrido skarda, kaip matot, radome ją atgal, tiesiog laikinai buvo patvarkyta, čia gal matosi foto kairiai, danga irgi atšokus, kadangi nebuvo prieglaudų, visas tas lietus bėga tiesiai žmonėm į kampą tenais, gal nematė, gal ir matė, nežinau, negavau kada tuo nusiskundimu, kad ten būtų kažkokiu tais, bet kadangi irgi tarp šitų namų takelis yra, irgi vėjas ar lietus kažkas, tai kažkam vis tiek būtų pataikę per galvą, nes tiesiog neapsitvėrė, neapsižiūrėjo, tai teko ką padaryti, sumūryti atgal, aptitinkuot, dažų tai tokių tik turėjom, kad greitai padaryti, vis tiek čia renovuosis kažkada tais ir biški saugiau gaunasi. Kitas dalykas, fasadai irgi, kur čia iš toli net nesimato, kad kažkas tai blogai, kol neprivažiavus, arčiau aišku, kaminas irgi gražuolis. Tai čia gaunasi kažkur irgi galbūt 4 aukštas, ten apačioj šaligatvis, tai irgi atrodo nebaisiai, privažiuoju arčiau, o jis jau visas atšokęs. Žiema 2-3 ir viskas būtų kritę, gal nebūtų kažką sužeidę, bet irgi didelis aukštis, tai jau čia reiktų apsižiūrėti save biškį arčiau. Tolimesnis dalykas, latakai. Labai dažnai nesivalo latakų, kol nepradeda žolės augt, kol iš apačios nesimato visokie japoniški sodeliai, arba per viršų nepradeda viskas verstis. Tai čia labai ilgai buvo tiesiog medžių daug,
Čia reikia reguliariai, kas metus ar 2 tenais atvažiuoji, pusvalandukas išsivalai, viskas gražu. Čia tiesiog medžiai lapų visokių primetė, samanos užaugo, plus daug dulkių, prapuvo skarda, viskas pro šoną pradėjo bėgti, kažkas taisė, vis tiek užsikišo, pradėjo per kitą vietą bėgti, va matot, ir sienas kilo, kadangi vanduo per tiek metų bėgo, tą karnyzą sugadino, ten irgi pajudini su atsuktuvu viskas krenta, o apačioje labai didelis eismas žmonių, labai jų daug vaikšto. Tai irgi kas nors eis su kavos puodeliu įkris fasado gabalas, neskanu. Ir nemalonu pasiskus, bus ir baudos, ir visokie skundai. Tai čia tiesiog teko išsivalyti, dangos užlydyti, o ant to fasado, nu, teko tinklą uždėti, kad toliau nekristų. Kitas dalykas su fasadais, tai čia irgi iš toli nesimato, bet irgi, vat, kaip pasakojo Mantas, reikia tiksliai apvažiuoti, apsižiūrėti su dronu. Technologijos pasikeitė, ne kaip prieš kokią 15 metų, privažiuoji arčiau pasimatai. Prieš kažkiek metų nuskrido ta skarda, tiesiog niekas nereagavo į tai ir tiesiog atšoko tas fasadas. Tai dar gerai, kad jis turėjo kažkiek cementų, jis buvo tvirtas, bet va, kaip matote apatiniai foto, koks gabalas tiesiog nusilupo ir jisai būtų vis tiek kažkada kritęs. O apačioj yra įėjimas į įstaigą. Kitas dalykas, irgi čia vat ir fasadas, ir stogas, ir latakai. Tiesiog niekad nebuvo valytas, nes čia irgi šitoje vietoje grinai gatvė eina tiesiog į kiemą, tai pasistatyti sudėtinga, nieks nesivalė, toj vietoj stovėjo vanduo, prapuvo, surūdijo tas latakas, sniegas atėjo, tikriausiai išlaužė, kaip matot, karnyze kairiai dešiniai tiesiog šiferis išslydęs buvo, tai nežinau, gal ir iškrito kažkam tas, gal neįkrito, daug dievę. Tai teko ką lataką įstatyti, latako viso nekeitėm, šiferį pasikeitėm, naują įsidėt, užsitinkuot, nebekris daugiau. Iki renovacijos irgi turėtų laikyti. Kitas dalykas - augalija. Su ta augalija labai gražu, bet tikrai ne ant namo reikia tokį dalyką turėti. Vienas iš tų dalykų, kai teko atvažiuoti čia, sako, bunteriškė, padėkit vaikeliai, jėtus mariai, neįmanoma būtų, užaugo tiek tie vijokliai, nieko nesimato, apverpėm, dar sako, pelės pradėjo vaikščioti į butą, mūsų pilna, visokie vabalai. Sakau, va čia kaip šitoj foto matosi, buvo ir vienam, ir kitam name užaugo tas vijoklis iki pat viršaus. Buvo vėtra. Ir jeigu va galit atidžiau pasižiūrėti, abu jie ir nukrito. Vienas susilankstė, tai statėm, o va, kitą tiek susilankstė, teko tiesiog naują įstatyti. Ir išrovėm, va, kaip matot, jeigu foto matosi, bokštelis, su bokšteliu pasukom, išrovėm su visų kelmu. Nu, tiesiog negalima medžių augintis, nes jie ir kiaurai šiferį pralys, ir po stogu, ir po skardom, ir į vidų įlys. Na, tiesiog vijoklis toks baisus dalykas, kad tiesiog jeigu kažką tais jau jį auginti, bent jau pasidaryti specialiai tinkliuką kažkokį tais. Nes po to nebūtų auginėse, vat, nereiktų latako, to lietumžio pasikeisti. Kitas dalykas - balkonai, tie kamenai, tai balkonai didžiausias, nežinau, kodėl nesitvarko tų balkonų, nes labai dažnai važiuojam tiesiog tinklus uždėti, tai čia, vat, tai čia baisiai taip neatrodo, tiesiog va gabaliukai pradėjo krist, čia įėjimas į parduotuvę, tai paskambino, sako, ar galit greitai. Atrodo, namas renovuotas, bet irgi nebuvo prisižiūrėta, kad netai padarytas biški, ta renovacija buvo netai padaryta ir tiesiog tas vanduo gėrėsi, į metalinės konstrukcijas pradėjo viskas kreisti, o kaip matot, šaligatvis. Irgi daug žmonių, kažkam užkris kažką tais, kažką sužeis, nemalonu, negerai. Kitas dalykas irgi, vat, tvarkytas balkonas buvo, bet jau turėjo apsižiūrėti bent jau, kad pradėjo kažkokios druskos eit. Bet tiesiog nebuvo matyti užsakyta, ar ta ataskaita, ar nežiūrėjo, tiesiog krito, iškrito ir tokie gabulai tiesiog. Aišku, jisai laikėsi, kadangi armavimo tinkliuko dar kažkiek buvo, bet matot, foto dešiniai, kiek nusilupo. Eis kokia gyventoja, ten prie gėlyčių ar kažką tais užkris, irgi bus traumos visokios, bendrijai kažkas tai problemos, irgi reikia prisižiūrėti tos balkonus. Kitas dalykas, kaip balkonus sutvarko, bent jau aptempt, bet čia visiška nesąmonė, tinklus.
Tie žali tinklai, jie yra tamprūs, jie tiesiog nieko nelaiko. Čia buvo nenuėmė galbūt tų gabalų, tiesiog išsitampė, ten kitur išvis nukrito. Aišku, žmonės papačių automobilius stato. Kaip jiems nebaisu buvo statytis, nežinau. Tiesiog būtų tokie žiaurūs gabalai nukritę. Tai ką mes padarom, tai nuėmam viską, apsidaužom, kas dar krenta ir tiesiog reikia būtinai metalinius tinklus dėti, kadangi jie laiko, jie tvirti. Plius ir nesimato visokių nesąmonų, nes foto net nesimato, kuris yra, o tie žali šviečia iš toli. Na, čia iš tų kaminų yra ten tokių baisesnių buvo, bet tiesiog foto nesuradęs, kadangi ten tiesiog buvo jokinga, kaip tie kaminai, kaip džanga atrodo. Tiesiog kiaurai ranką gali kolegai ranką duoti, pasisveikinti, jeigu papūstų vėjas ar iš kojas biškai atsiremtum, tai jis visas ir nukristų. Šitoj vietoj situacija tai bent jau buvo sureaguota kažkiek tais santykinai greitai. Aišku, ta skarda nuskrido jau kažkada senoviai ir tikriausiai į krūmus, o gal ir ant mašinų neskiema šalimais. Tas visas pradėjo skilt. Ir kodėl čia buvo greitai sureaguota, kadangi praėjo žmogus su vaiku 5 žingsnius. Atsisuka, bum, kažkas tai, gabalas buvo nukritęs. Tai tiesiog 5 žingsnių nelaimės trūko. Tai šitoj vietoj kas buvo nusirinktos kelios eilės, ar tai 6-7, ir tiesiog, kažkada jį vis tiek, čia katilinės kameras, kažkada jį griaus vis tiek, tiesiog tvirtai jį sutvirtint, kad jisai laikytųsi, daugiau nesiskėstų. Ir visų šitų dalykų, kaip nesitvarko, nieko nedaro, kas gaunasi. Čia irgi atsiuntė mus, sako, galit stogą patvarkyti. Tiesiog pusę stogo nupūtė. Kadangi aš įsivaizduoju, buvo senas, originalus stogas paliktas, tiesiog ta smala dingo, ta danga dingo, tie parapetai irgi buvo nupūsti, ten makrofleksų supūsti. Tiesiog vanduo gėrėsi, į plytą susigėrė, pagrindo nebeliko, ką jie atvažiavo, užlydė naują. Ir kas iš to naujo, jeigu pagrindo nebėra. Vėjas pagavo, tiesiog viską pakėlė, ten priekių irgi jau nebeliko iš tų plytų, tai jeigu gerai supratau, tai tą namą teko evakuoti. Tiesiog nebuvo prisižiūrėta, nebuvo užlipta, tiesiog atsitiko, kad atmosferos poveikis viską sugadino. Tiek būtų tų žinių, visų, kaip pasakyti, esmė kokia. Sveikatą tvarkomės, automobilius tvarkomės, namie susitvarkom, pastatas irgi. Jisai laukia, taip pat tvarkyti reikia, jis nuo atmosferos poveikius saulė užkaitina, žiema užšaldo viską, kažkur tais gabaliukas atkrenta, kažkur nuskrenda, galbūt jeigu renovuotas namas, ar gal irgi ir nauji namai, būna, kad kažkas nedadaryta, gal atsisuka varžtą ir kažkas tai skardelę atšoka, tiesiog užsisakyti bent jau kas metus. Pasivalyti, prasivalyti, apsižiūrėti, prisukti kažką, patvarkyti. Būna kartais, kad tiesiog fasadė ir paukščiai įsigyvena, tai čia nuo to niekas neapsaugotas, tai irgi atvažiuoti. Kadangi šalčio tiltas gaunasi, latakus būtinai prasivalyti, nes esame matę, kad prieš 10 metų latakai sudėti, nieks jų nevalė nuo pastatymo, surūdyja, viskas bėga, tiesiog tenka iš naujo lataką tvarkyti, o tai kiekvienais metais kainos tik tai skyla. Tai dėkoju Andriui. Dėkoju Andriui. Primenu, jog užduoti klausimus Andriui galite pokalbių lange ir prieš prasidedant klausimų atsakymų sesijai, turbūt ilgai laukta akimirka, Portal Pro dovana. Ir dažniausios klaidos, rengiant ataskaitą, gidas, į ką atkreipti dėmesį. Tad viršuje turėtumėte jau matyti dovanos atsisiuntimo mygtuką, kur užpildę trumpą mūsų apklausą, galėsite iš karto ir atsisiųsti. O kol pildote ar išsisaugojote nuorodą, galime perėti prie šio sezono mūsų naujienos. Portal Pro prenumeratos ir turbūt vieno iš svarbiausių klausimų, tai kaip užtikrinti profesionalią priežiūrą ir dar ir sutaupyti. Tai šį rudenį pristatėme Portal Pro VIP narystę.
kurios dėka nuo šiol galite gauti iki 40% mažesnes kainas visoms remonto ir nekilnojamo turto priežiūros paslaugoms. Pati VIP narystė galioja visus metus ir čia klausimas svarbiausia šitoj vietoje yra, tai kaipgi tapti tuo VIP nariu ir kaip ją užsisakyti. Tai VIP narystę galima užsakyti iš karto su pirmu savo užsakymu. Čia matote kaip tik užsakymo pavyzdį, kur paskutinėme jo etape, paskutinėme lange yra pateikiami 2 pasiūlymai. Viename iš jų įprasta paslaugų kaina, o kitame jūs galite matyti VIP narystės pasiūlymą, užsisakius VIP narystę, kuris bus taikomas iškart tam pasiūlymui. Pati VIP narystė kainuoja 100 eurų visiems 12 mėnesių. Tai užsisakę šiuo kartu per numeratą galėsite naudotis visus metus. Dar vienas yra svarbus momentas, tai kad be to, kad galite nuo paslaugų platformą naudotis internetu, naršyklėje, taipogi galite atsisiųsti ir mūsų nemokamą Portal Pro programėlę, kurią rasite tiek iOS, tiek Android telefonams, Google Play, Apple App Store parduotuvėlėse. Tai Portal Pro programėlė gali būti bet kada jums pasiekiama. Ir tiems, kurie pirmą kartą prisijungėte prie mūsų webinaro, noriu prisistatyti, jog Portal Pro yra tarptautinė kompanija veikianti 6 Europos šalyse. Šiais metais, tarp kitko, švenčianti jau ir 6 metų gimtadienį. Tad tiek būtų apie mus ir aš manau, kad atėjo metas jūsų klausimams. Primenu, kad juos galite rašyti mūsų pokalbių lange, mes juos perskaitysime garsiai ir pateiksime pranešėjams, tad galime, manau, ir pradėti. Taip, ir pirmasis klausimas būtų, kiek laiko trunka įvertinti pastato ir paruošti ataskaitą. Tai kolegos Andrius ir Mantas jau pasiruošę atsakyti. Ataskaita paprastai užtrunka vietoj objekte. Pati apžiūra, taip sakyčiau, apie 2-3 valandas vidutiniškai, pusdienį, sakykime, planuojam dažniausiai kokias 2 per dieną, vieną iki pietų, kitą po pietų. Bet tada grįžus reikia paruošti dar visą dokumentaciją, tai dar apie dieną, sakyčiau, vieną dieną, tai pilnai gaunasi apžiūra pusdienis ir vieną dieną paruošti, tai 1,5 dienos. Puikiai. Ar reikia fiksuoti, jei nėra problemos pastate? Būtų toks klausimas. Manau, niekada nėra per daug nuotraukų. Gali būti ir gražios, kad svarbu, kad užfiksavo, reiškia, apžiūrėjau, čia yra dokumentas, tai reiškia, buvo apžiūrėta ir tą dieną buvo taip, ne, tarkim, kad ir gražus fasadas, tai geriau nufotografuoti, įdėti, nes tą dieną, reiškia, buvo tvarkoj, nes gal rytoj kažkas jau įspyrė į tą fasadą ir sugadino, bet užfiksavom dokumente, kaip jis atrodo dabar, tai tikrai nekenkia ir užfiksuoti ir tai, kas yra gerai, tai jeigu būna dokumentuota. Ar fiksuojama rūsio užgriozdinimas bei BN, čia turbūt turime omeny bendro naudojimo koridorių užgrūdimas daiktais? Tai čia būtinas, nes čia yra priešgaisrinių reikalavimų pažeidimas, tai ir ataskaitoje tą būtina užfiksuoti ir būna, kai gaisrininkai daro reidus, tikrina būtent bendro naudojimo patalpas, ar jas nėra užgrozintos, tai rūsiai ir laiptinės, balkonai, jie turi būti švarūs, nes galima ir iš gaisrininkų gauti baudą, bet ir ataskaitoje fiksuoti būtina, čia yra grubus pažeidimas. Gerai. Kokiu pagrindu turi būti užrakinti elektros skydeliai ir liukai? Yra apibrėžta taip, kad turi būti apsaugota nuo pašalinių asmenų, ar dabar tiksliai nepasakysiu. Yra elektros prietaisų bendro naudojimo taisyklės patvirtintos aplinkos ministro įsakymų, nes yra įvardinta,
kad ir elektros skydinės turi, jis skamba kažkaip panašiai taip, kad turi ir nuosavose namuose tas neprivaloma, vat būtent kas yra išskirta, kad jeigu nuosavam name, reiškia tavo skydinė, jinai gali būti ir neužrakinta. Bet bendro naudojimo patalpose, kur praeinama, tai jos privalo būti užrakintos. Kitas klausimas būtų, ar dalinis čerpių stogo remontas yra veiksmingas sprendimas, ar vis dėlto tai laikinas variantas lyginant su viso stogo dangos keitimu? Priklausomai nuo čerpių. Jeigu jos senos būna tokios glazūruotos, tai jos laikosi dar. Dalinis keitimas tai tiesiog pigesnis variantas. Senesnės kažkur į šoną, naujesnės taip pasidėt, tada gal per kažkiek tais laiko susirinks pinigų kaupiamųjų, tada galima nuo tas senas išmest, tada galima jau nuo naujos vietos dėti vėl naujas. Tai kaip sakyčiau, geras sprendimas. Jeigu renovacijos ar viso stogo keitimo nenori darytis, tai tiesiog pasikeis dangą, kiek įmanoma. Taip, turime dar vieną klausimą. Girdėjau, kad bus privaloma ne tik metinė, bet ir kas 2 mėnesius atliekama tarpinė pastato apžiūra. Ar tai tiesa ir kokia kaina tarpinio apžiūrų būtų? Tai čia nebus, čia yra pagal statymą privaloma kasmetinė apžiūra, kurią atlieka atestuotas specialistas ir privaloma yra nuolatiniai stebėjimai, vadinasi, kuriuos gali atlikti pats pirmininkas ir privalo tai daryti nerečiau negu kas 2 mėnesius. Čia dabar ir taip labai jau senai buvo. Tvarkingai, pagal statymą tai turi būti ir taip visą laiką buvo, čia ne naujiena. Gerai, galime keliauti turbūt prie sekančio klausimo ir būtų toks, ar VIP narystės nuolaida taikoma jau nuo pirmo užsakymo, tai tikrai taip, užsakant, kaip ir minėjau, iš karto jūs matote kainą pasiūlymo preliminarę su jau pritaikyta nuolaida ir mano pateiktam pavyzdyje, tai matyti vienoje pusėje matosi kaina be VIP prenumeratos, kitoje pusėje su VIP prenumerata. Tai va, ir galime keliauti turbūt prie kito klausimo. Taip, kaip objektyviai įrodyti gyventojams, kad planinė priežiūra realiai mažina ilgalaikės išlaidas. Kokius KPIs, kokius tikslus rodote ataskaitoje? Pavyzdžiui, gedimų dažnis, reakcijos laikas, planuotų, neplanuotų darbų santykis ir kaip juos interpretuojate? Ataskaitoje kaip KPIs rodom darbo svarbumą ir spalvom, ir žodžiu. Tai žalias, kad būtų malonu turėti, sakykime, kažkoks gal estetinis dalykas, kurį gal būtų malonu sutvarkyti, bet tai nėra būtina. Geltona, spalva, kur vidutinė rizika, tai kad situacija eina blogyn, ir raudonas spalva žymim, kur kritinius, kur reiktų nedelsiant spręsti. Tai ir spalva ir žodžiu yra parašyta, koks prioritetas šitų darbų. Ačiū Mantui. Taip, klausimas būtų, kokios kvalifikacijos turi būti specialistas metinėms apžiūroms atlikti? Statybos įstatymai yra šitą gan taip abstrakčiai, bet kad turi būti inžinerinis statybinis išsilavinimas. Tai atestato nereikalauja, kaip tarkim yra atestacija ypatingam statiniui, statybos darbų vadovo ir techniniai priežiūrai. Tai šitų reikalauja tik tais inžinerinio išsilavinimo. Ir tuomet kokia būtų apžiūros bei dokumentacijos parengimo kaina? Galbūt čia galima netgi pridėti, kaip ją sužinoti turbūt? Sakyčiau, tai pas mus bent jau priklauso nuo 2 dalykų, nuo miesto ir nuo pačio pastato. Tai nuo miesto Vilniui pigiausiai, nes ten turim daugiausiai specialistų ir daugiausiai, ne Vilniui, gal sakykime, didmiesčiuose, Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Tai čia šiek tiek pigiau, kas su mažesniuose miestuose ten siunčiam žmonės iš didesnių miestų, dėl to biškį yra brangiau. Ir nuo dydžio, tai jeigu standartinis 3 laiptinių 5 aukšto daugiabutis, Vilniuje panašiai apie 200 eurų, toks pat daugiabutis Alytui jau būtų apie 250. Da, jeigu aukštų daugiau arba laiptinių daugiau, kaina vėl kažkiek koreguojasi.
Galime keliauti. Taip, kas reglamentuoja, kad turi būti užrakinamos laiptinės? Čia, man atrodo, labai klausimas truputėlį kartojasi, bet klausimas yra apie užrakinamas elektros skydinės papildomomis spynomis. Ir čia yra konkretus atvejis įvardintas, kad name liktais pašalintos spynos daugiau negu prieš 10 metų. Ir jo, taip. Yra blogai padaryta, nes dabar reikės laikantis tų pačių elektros saugos reikalavimų, reiktų tas spynas atstatyti, tai va irgi tenka dažnai daryti, virinam iš naujo viriukus, laikikliukus spynai ir kabinam spynas, nes reikalavimas yra, kad daugiabučiuose jos laiptiniai, jos turi būti rakinamos. Buto viduje nebūtinai, nuosavname nebūtinai, bet laiptiniai bendruose patalpose jos turi būti užrakintos. Ar Portal Pro meistrai ir apžiūros specialistai yra kvalifikuoti ir patikimi? Man tai. Tikrai 100%, nes ir pas mumis, sakyčiau, netgi aukštesnės kvalifikacijos, negu yra tie, sakykime, žemiausia, ne to žemiausio reikalavimo, šiek tiek aukštesnės kvalifikacijos negu reikalavimo pagal įstatymą. Ar yra nustatyta, iki kada turi būti pateikta metinė ataskaita? Ne, nėra. Jinai tiesiog kartą metuose pagal dabartinę tvarką, bet sakau, dabar tvarka tuoj turi keistis. Šio mėnesio pabaigoje tai jinai keisis, bet pagal dabartinę tvarką tai kartą metuose rekomenduojama, daugiau rekomenduojama būdavo, kad prieš šildymo sezoną arba pasibaigus šildymo sezonai, tokie būdavo tokias datos, kur kaip rekomenduojamas, bet tai galima daryti visada ir nerečiau, kad nebūtų, kad tarpas 1,5 metų turi būti kas metus atliekama. Techniniai priežiūrai užsakius paslaugą dažniausiai atvažiuoja ir klausia, kur problemos, tada surašo. Čia tarsi būtų toks kaip teiginys ar klausimas. Šiaip nesakyčiau, kad blogai, kad paklausė, nes kartais irgi gali žmogus nepastebėti. Gal gyventojas žino kažkokių, sakykime, mažiau pastebimų vietų kažkur tai ten už kampo, gal kažko ir nepastebėti. Jeigu paklausė, aš nemanau, kad čia yra blogai. Bet jeigu tik iš to sudaro ataskaitą, tai tada yra labai blogai. Jis turėtų pats apžiūrėti. Pas ką reikėtų laikyti laiptinių elektros skydelių spynų raktus, kurie turėtų būti? Tai laiptinės rakčiukai turėtų būti pas tą gyventoją, nes skaitosi nuo pašalinių žmonių ta spyna reikalinga. Kadangi bendro naudojimo patalpos, tai teoriškai, kad 1 aukšto gyventojas neturėtų eiti į 2 aukšto, turėtų galimybės įlysti į 2 aukšto gyventojų skydinę, bet 2 aukšto gyventojų skydinės, 3 raktelių kopijas, jeigu 3 būtų aikštelėje, tai turėtų turėti tie gyventojai. Ir čia toks klausimas būtų, kaip apsisaugoti nuo administruojančių įmonių savivalės bei kosminių kainų atliekamų darbų, už atliekamus darbus. Visą laiką galite pasitikrinti kainas tiek Portal Pro, kurias gaunate momentaliai mūsų svetainiai. Aišku, jos kartais dar keičiasi, nes reikia patikslinti informaciją. Bet, sakyčiau, tiesiog jau prasikonkursuoti, jeigu gavote iš administratoriaus kainą vienokią, paprašyti jo palaukti su darbais ten 1-2, sakykite, aš noriu pasitikrinti, kiek tai iš tikrųjų turi kainuoti. Ir prasikonkursuoti aplinkui, kad 1, 2, 3 pasiūlymus susirinkti, tai bus aišku, kas yra teisus ir ar čia kaina gera ar bloga. Taip, dar atsakysime kokius 3 klausimus ir manau, kad padėkosiu visiems už dalyvavimą, tai dar 3 klausimai. Gerai, tai kiek kliukų turėtų būti? Kiek jų yra, tiek ir turėtų būti. Tai dažniausiai būna 1 laiptiniai. Jų papildomai įrenginėti nereikia, kiek jų yra, tiek ir užtenka. Taip, ir čia stebisi, ar nebūtina tikrai atestacija. Štai būtų toks klausimas. Atestacijos nėra reikalavimo, yra tik inžinerinis išsilavinimas parašyta.
Gerai, ir paskutinis klausimas būtų, ar teisinga administratorius reikalauja 20% už rangovo parinkimą? Jūsų santykiai su administratoriumi, kaip jūs susitarėt, jeigu jums tinka teisingas mokestis ir, tarkim, taupo jūsų laiką, tai gal ir teisingas. Jeigu manot, kad brangu, tai galima sutaupyti užsakant tiesiogiai be administratoriaus tarpininkavimo. Taip, čia kaip ir baigsime, tai iš tikrųjų nenusiminkite, jeigu neatsakėme jūsų klausimą šį kartą, juos galėsime papildomai atsakyti elektroniniu paštu, tad kviečiame kreiptis bet kada į mūsų adresu info@portalpro.lt. Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam, kuris šiandien prisijungėte, tikiuosi, kad sesija buvo įkvepianti, naudinga ir kupina praktinių įžvalgų bei naujų perspektyvų. Didelis ačiū ir mūsų nuostabiems pranešėjams Mantui ir Andriui už jų žinias, patirtį ir patarimus. Dar kartą dėkoju visiems, kviečiu sekti Portal Pro naujienas ir susitiksime kitose seminaruose. Iki.